noriu įteikti jums simboliškai kaip simbolį. Tai yra Angelas Sarga, mūsų kaip ir globėja, policijos globėja, kad jūs taip pat irgi globotų jūsų asmenį, jūsų gyvenimą. Tai ačiū ir malonu labai. Visam pasaulyje yra plėšimai, bombardų, juvelyrinių parduotuvių gali baigtis ir rimtesnėm pasekmėm. Nori dirbti žmonės. Nori nedaug pinigų. Tai nori ir pasirenka savo gyvenimo būdą. Aš patarti man pasirodė, kad tai būsi kažką apiplėšė atsukų. Jau pažiūrėjau, žiūriu tikrai. Man visų tas pareigūnas stovėjo. Tai su draugė, ar ne? Jo, kažkaip jam prašas vaidin pasivaikščiam, praeisim pro šalį ir... Stresiniai tokie, pirminė būsena. Išėjau iš parduotuvės, eidamas pamačiau bėgantį vyriškį su gaubtuvu. Ir kažkaip man pasirodė įtartinai, kad jis nešėjo lagaminėlį. Tokį keistai atrodė. Ir pasukus į kairę galvą, žiūriu, kad laukia automobilis užvestas. Ir tada tas laukdamas, ten žiūriu, dairėsi labai, žvalgėsi šonus, įbėgo į mašiną automobilį ir labai greit išvažiavo. Ir sukėlė įtarimą, įsiminiau numerius. Tada atėjau, pranešiau jums. Pradžioj lyg ir suabejojat, pranešti, nepranešti, kaip vis dėlto apsisprendėt, kad reikėtų pranešti? Tiesiog toks tai, kaip toks užplūdo noras padėti, gerą darbą padaryti kažkaip. Ir sakau, reikia nieką nebuoti. Aš jau užsiskambinęs, bet sakau, reikia kažkaip man labiau neskambus, man taip geriau su žmogu bendrauti, išnekėti. Kaip reagavot, kai sužinojot, kad jūsų informacija padėjo operatyviai sulaikyti tuos asmenis? Labai džiaugiausi, labai. Tiesiog, kažkaip atrodo geras darbas, labai gerai man.